Ištvermė, lankstumas, jėga, greitis, pusiausvyra ir koncentracijos taškas. Sveika ateitis – prevencinės sveikatos programos naudojant pozityvią animaciją. Mokomieji personažai – sveikatos princas ir grožio princesė. Sveika ateitis vaikams ir visai šeimai. Programa gali būti atliekama mokyklose, atliekama darželiuose. Esu Nerijus Bražiūnas, kineziterapeutas, sveika ateitis vadovas. Pasaulinė sveikatos organizacijos statistika 30 metais apie 70% sėdimas darbas. Užsienio animacija gali stimuliuoti negatyvias emocijas. 1 iš 4 vaikų linkęs į nutukimą. Sprendimas. Pozityvi animacija sveikatai. Sveikatai ir vaikų gerbūviui. Nuo 3 iki 7 metukų valios formavimas. Nuo 7 iki 12 įgūdžių formavimas. 5 fizinės savybės ugdomos vaikuose. Siektinybė naujos kartos sveiki vaikai. Iki 2015 metų Lietuvoje dalyvauja 26 įstaigos. Stipriausias pasaulio žmogus Žydrūnas Savickas rekomenduoja. Gali pagerinti auklėtojų ir pedagogų sveikatos žinias ir savijautą. Lietuvos sporto universitetas partneris. Sveikatos princą šou. Sveikas filmas visose kino teatruose. Mūsų kūriamas aplikacijos sveikatai. Ir aišku, olimpinis filmas skirtas 5 fiziniam savybėm. Mano sveikata, mano rankose.